Veidoskaita arba skaitymo iš veido mokslas skamba kiek egzotiškai, tačiau pasaulyje žinomas beveik 3000 metų. Šiais laikais veidoskaitos žinovai dirba Baltuosiuose rūmuose, šios metodikos paslapčių mokosi garsūs verslininkai, politikai, aktoriai, o veidoskaitos specialistas Žydrūnas Sadauskas Lietuvoje šio mokslo paslapčių moko ir moteris, kad šios sėkmingai pasirinktų gyvenimo partnerį arba jau su esamu sugebėtų išlaikyti darną šeimoje. Veidoskaitos specialistas įsitikinęs, kad vyrauja 3 porų tipai, apie kuriuos derėtų žinoti kiekvienai. Kalbant apie tą svajonių princą, atsakymas yra pačioj princesėje. Ką tai reiškia? Priešingos savybės arba žmogus, kuris turi viską, kas yra priešinga pas tą pačią merginą, ta prasme, tai yra tas svajonių princas. Nes ieškodami kito partnerio, iš principo mes ieškom tos vadinamos antros puselės. Antra puselė, tiek, kad tai yra standartinis pasakymas, prie to paties turi tą patį, kad per partnerį mes kompensuojam tai, ko mes neturim. Gyvas pavyzdys reiškia, jeigu mergina ten silpniau pasitikė savim, tai visada ieškos stipresnio partnerio ir tai bus jos ta atsvara. Problema būna, kai susitinka 2 vienodos poros, tai reiškia, dabar mes būtų partnerio lygus. Tada mes iš principo turim tą vadinamą nulinę porą ir jinai degraduoja kaip pora. Pas jos viskas sutampa, jie susikalba visais klausimais, nėra faktiškai konflikto. Ir jeigu nėra pas jų šeimoje konflikto, tai čia yra gyvas pavyzdys, kad jūs turite tą nulinę porą. Pats baisiausias variantas būna minusinė pora. Minusinė pora tai yra dar vadinama prancūziška pora. Kai jau tie skirtumai yra per dideli, tai tada mes gaunam tokį dalyką, kad šitiems žmonėms labai gerai yra naktį, bet labai blogai dieną. Taigi, nedideli skirtumai tarp partnerių yra netgi būtini, tam, kad vienas kitą galėtų papildyti. Bet kaip tai susiję su mūsų veido bruožais? Reikėtų pasistengti, kad kiek įmanoma daugiau bruožų sutaptų, bet tuo pačiu, kad jie nebūtų vienodi. Kai bus vienodi, čia bus draugas daugiau negu kad partneris. Pavyzdžiui. Turi būti papildymas. Paimkim pavyzdį, sakysim, jeigu pas merginą yra nosis trumpa, tai mes reiškia turim tokią merginą, kur yra praktiška, konkreti, nemėgsta pristumą iš tuščio į kiaurą. Jai bet kokia situacija svarbu, kokia nauda šitoje situacijoje. Toliau įsivaizduokime vaikiną, kuris turi ilgą nosį, paimti tą patį Saulius Skambinas ir panašiai. Tai čia yra menininko nosis, reiškia, jam visų pirma svarbu, kaip jisai jaučiasi bet kokioje situacijoje. Tai va šitos 2 nosis kaip priešingybės, jos neturi šansų tarpusavį susikalbėti. Praktiškumas ir jausmai tai yra 2 skirtingi poliai. Kai Skambinas susieina su Kris Koberats, jo žmonos pavardė, pasiilga nosis, viskas labai gerai. Jie turi tą pačią temą, tai yra menas, kūryba ir jie puikiausiai susikalba jausmų srityje. Veiklioms ir iniciatyvioms moterims pašnekovas patarė rinktis mažiau linkusį dominuoti partnerį ir atvirkščiai. Jeigu abu partneriai yra dominuojantys, tuomet tikėtina, kad tokia pora bus konfliktiška. Na, o jei partneriai abu yra pasyvūs gyvenime, jie pasmerkti drauge, liaudiškai tariant, degraduoti. Pasak Žydrūno Sadausko, moterims, kurios ieško intelektualaus vyro, derėtų atkreipti dėmesį į vyro ausis. Kaip tai veikia? Kaip prasme, vyras, kuris turi didelės ausis, turėdamas žmoną, kuri turi labai mažas ausis, jisai sakys, mano kvailelė. Jie gali būti kartu, bet jie neturi apie ką kalbėti. Pasirodo, lūpos taip pat yra iškalbingos, kalbant apie poros santykius ir suderinamumą. Ir jeigu, pavyzdžiui, mes poroj turim, kad pas ją yra storos, pas jį plonas, tobula pora, tai kalbasi klausom. Ieškančioms ištikimo vyro derėtų atkreipti dėmesį į partnerio smakrą. Smakras iš principo parodo žmogaus hormonų kiekį organizme. Grubiai kalbant taip, kuo stipresnis smakras, tuo daugiau yra testosterono, lytinių reikalų ir panašiai. Ir labai dažnai susiduriu su tą situaciją asmeninėse konsultacijose, kad moteris pas mane ateina ir klausia, ar mano vyras gali nueiti pas kaimynę. Jeigu pas moteris smakras silpnas, pas jį labai stiprus, gali. Nors Žydrūnas įsitikinęs, kad nėra blogų veido bruožų, vis dėlto į kelis dalykus renkantis vyrą siūlo moterims atkreipti dėmesį. Gerai, patys pavojingiausi vyrai yra storas kaklas. Kuo storesnis vyro kaklas, tuo pas vyra daugiau agresijos stresinėje situacijoje. Kitas yra dalykas, labai pavojingi vyrai yra, aš priminsiu, tas Danielius Bunkus berods, buvęs mūsų dainininkės vyras. Pasižiūrėkite jo šnervės. Kuo didesnis žmogaus šnervės, tuo trumpesni nervai. Vyrai, kurie turi kvadratinius smakrus, yra patys agresyviausi, bet jeigu yra gera mama, tai tada ta agresija būna pozityvi, ta prasme, negali būti išnaudojama kūrybiniai plotmėje ir panašiai. Kaip ir minėjau, gyvas pavyzdys, kaip atrodo kvadratinis smakras, yra Arūnas Valinskas. Patys pavydžiausi vyrai turintys riterio nosį. Tačiau turint tokį vyrą namuose, veidoskaitos specialistas žino stebuklingą metodą, kaip galima su juo susitarti. Bet šitie vyrai per savo valdingumą, ta prasme, yra pakankamai nuolankus iš tos pusės, ta prasme, jeigu sprendimas yra atiduodamas jiems. Ką tai reiškia? Jeigu jūs tokiam vyrui pasako, ta prasme, brangusis, aš noriu eiti kalėdinį vakarėlį, bet jeigu tu nuspręsi, kad man reikia neiti, aš neisiu. Viskas, jeigu vyras gavo valdžias į savo rankas, tai tada jis iš to vietai sako, lengva ranka, tu gali eiti kalėdinį vakarėlį.
Jeigu jūsų vyro kaklas trumpas, žinokite, kad apie savo dalyvavimą tame pačiame kalėdinėme vakarėlyje turite pranešti pusmetis prieš. Tokie vyrai yra gana konservatyvūs, todėl staigmenos jiems nepatinka. Norite vyro, kuris gerai jaustųsi draugė su jumis kompanijoje? Derėtų rinktis stačiakampio veido formos vyrą. Žavi individualistai ovalaus. Norite, kad vyras jūs linksmintų, dirstelkite, ar jis turi duobutės skruostuose. Na, o jeigu pastebite, jog vyro akių kampučiai nusileidę į apačią, tuomet faktas, kad jis yra pesimistas. Čia yra vyrai pesimistai. Su jais nieko neįmanoma padaryti. Ką tai reiškia? Nori moteris su juo nueiti į koncertą, nežinau, pasivažinėti parke su dviračiu. Pirmas atsakymas būna ne. Kad toks vyras išleistų jūs į tą patį kalėdinį vakarėlį, jūs turėtumėte remtis pesimistiniais argumentais. Pavyzdžiui, jeigu ten nenueisite, užsitrauksite šefo nemalonę. Tiesa, pasak specialisto, žmogaus veido bruožai gali būti koreguojami ir tai, kas jūsų veide nupiešta vaikystėje, gali būti pakoreguota. Visi bruožai gali būti koreguojami. Ta prasme, ar jums skirtos 2 santuokos, netgi dar nevedus, aš jau galiu pasakyti, kaip pačiai 16 metų. Bet šitą visą pakeitus tam tikrus dalykus, įsikišus galbūt stipresniai mamai ir pakoregavus pačios likimą, šitas bruožas gali išnykti. Yra dalykai, kurie yra duotiniai, bet yra dalykai, ta prasme, kuriuos galima koreguoti. Tai tik keletas išskirtinių bruožų, kuriuos aptarėme interviu metu su Žydrūnu Sadausku. Tačiau veidoskaitos specialistas įsitikinęs, kad kiekvienas atvejis yra unikalus, todėl reikia gilesnės analizės. Faktas vienas, kad moterys išmokę laviruoti bendraudamos su savo vyrais gali išvengti didelių nesusipratimų šeimoje.